Kai pradedi 100 užsiėmimų, tai pradedi suprast, kokie veiksmai, kokie pratimai ir kokios žinios yra universalios, ką tikrai galima pasiūlyti visiems. Todėl atsirado tikėjimas, kad ne tik mes tokie nuostabūs ir unikalūs galim vesti šitą programą, bet atsirado tikėjimas ir pasitikėjimas, kad ją gali integruoti į savo pamokas, į savo užsiėmimus ir kiti pedagogai. Todėl dabar ruošiame programą, kurios tikslas apmokyti visus, kurie dirba su vaikų grupėmis, mūsų geriausių praktikų, tikintis, kad iš tiesų atsiras nauja pedagoginė kultūra. Ir labai tikiuosi, kad suaugę, kurie išdrįs veikti pagal šitą programą, jie iš tikrųjų prisimins, kokie nerealūs jie yra vaikai ir kaip gera leisti savo pabūti tuo tikru vaiku, kuris drįsta tyrinėti, nežinodamas, kaip bus, lipti ant stogo vien tik tai tam, kad pasižiūrėtų, kaip pasaulis atrodo nuo stogo, kišti pirštus į rozetę, ar ten, žinai, į mišką, ragauti grybus, kurių niekada neragavo. Ir ne dėl to, kad nežino, jog tai yra draudžiama arba pavojinga, bet dėl to, kad nori pamatyti, kaip ten yra toj kitoj pusėje, ten, kur dar nebandžiau. Tai labai norisi padrąsinti ir suaugusius vien vardant savęs, pabandyti su ta programa su savo vaikais, su kiemo vaikais, su savo mokiniais, žinau, būrelio lankytojais. Tiesiog pabandyti pakeliauti.